Taip, tai pagrindiniai pliusai būtent studio paketo, tai yra Scan Essentials, Revit Importeris ir vyriai. Tai vyriai turbūt yra labiausiai paplitęs toksai žodis, sakykime, žinomas daugelyje sričių, tiek architektūroje, tiek interjero dizaine, tiek apskritai galbūt modeliavime ar artisto darbuose. Tai vat, Scan Essential galbūt netaip girdėtas yra dalykas, tačiau turbūt esate susidūrę su tokiais, sakykime, projektais, kurie yra, pavyzdžiui, galbūt esat matę, kaip yra projektuojami senamiestiniai pastatai, įvairūs išlenkimai, žodžiu, sunkus fasadai tokie su įvairiom detalėm ir panašiais aspektais. Tai va, būtent skenavimo paslaugos, kurias atlieka Geonovus, apie tai dar plačiau papasakosiu. Taip pat yra nuskaitomos ir po to apdorojamos SketchUp'e, tai būtent su studio pagalba ir mes galime gauti konkrečius fasadus, nieko praktiškai nedarant iš taškų masyvo. Tai tokie, sakykime, pagrindiniai šio webinaro tikslai. Na ir Revit Importeris yra toksai trečiasis pliusas, kuris galbūt vieniem pliusas, kitiem netoks žinomas dalykas vien dėl to, kad projektuoja su Archicadu arba galbūt kažkokiam alternatyviom programom. O Revitas yra toks gana paplitęs, bent jau studijose jis yra naudojamas, kiek žinau, VGTU ir vėliau architektūroje. Tai vat gavus, sakykime, failą iš Revito, anksčiau reikėdavo dizaineriam arba vizualizacijų kūrėjam, interjero dizaineriam. Reikėdavo konvertuotis, tvarkyti, bandyti galbūt iš naujo išsikeltą visą tūrį, visą tą erdvę. Dabar tai yra viskas poros mygtukų paspaudimų padaroma ir įsikelia praktiškai su visais duomenim. Tai yra, principas yra kaip BIM. Tai visi lėjeriai išlieka, visos žymos, tai yra visi svoriai, tai tiek kubatūra, tiek kvadratūra ir kiti rodikliai. Tai va, tai tiek trumpai apie visą šią programą. Na ir kas mes esame apskritai, tai galbūt jau daugelis žinote, o kas nežinote, tai pristatysim, mes esame Geonovus. Tai įmonė užsiemanti praktiškai visko, kas susijęs su aerokartografavimu, fotogrametrija, skenavimais, vėliau duomenų apdorojimu, duomenų pritaikymu. Taip pat mes teikiam ir aptarnavimą visom šitom priemonėm, parduodam visas jas, paslaugas jų. Taip pat, kaip matote, labai didelis yra pasirinkimas techninės įrangos, tai net nevardinsiu. Tikriausiai daugelis matote pirmą kartą tokius žodžius, bet bent jau pirmą kartą. Galbūt po šio pasidomėsite įvairiais dronais, kuriais mes taip pat prekiaujame ir kurie atlieka labai svarbų vaidmenį būtent skenavimo paslaugose. Tai yra, skenavimas vyksta arba įvairiais skeneriais, štai tokiais, arba tai yra daroma dronų pagalba. Tai būtent su kolega irgi Valdemaras tai atlieka dronų pagalbą ir vėliau visi šitie duomenys yra apdorojami tam tikrose vėlgi programinėse įrangose, kuriomis mes vėlgi prekiaujame. Ir visą tai galima dar ir apdoroti su SketchUp'u. Tai grįžkime vėlgi prie SketchUp'o. Tai Geonovusas yra SketchUp'o distributorius. SketchUp'as yra Trimble gaminys, kaip yra žinoma, tai mes esame tokie jo atstovai, teikiame visokeriopą pagalbą dėl programinės įrangos, tiek techniniais klausimais, tiek, sakykime, galbūt finansiniais klausimais, tiek su mokslo įstaigom bendraujame, galime tikrai suteikti ir licenzijas, ir kažkokias nuolaidas, edukacinės ir panašius dalykus. Tai keliaukime iš karto prie webinaro. Turbūt pradėsime nuo įdomiausio, kad iš karto visus užkabinti, kas yra vyriai. Tai vėlgi jums pasidalinsiu ekranu. Taip. Tai esu paruošęs tokią sceną, kaip matote, nieko čia ypatingo nėra, tiesiog paprasta svetainė, kažkokia kėdė, viskas juoda balta, iš principo atrodo, kas tas vyriai, kol kas mes nieko nežinom, nieko nematom, galbūt jau esat kažkas susidūrę, tai tikrai atsiprašau, kad taip primityviai apie jį kalbu kol kas, bet manau daugelis tikrai nesat jo išbandę net. Tai kadangi viskas atrodo labai sudėtinga, kaip matote,
įjungiau tokį valdymo pultą, labai daug mygtukų, visokių skirtingų dalykų ir tai atrodo kažkoks nerealus darbas. Bet pradėsime šiek tiek kitaip webinarą, ne nuo visų šitų funkcijų, kas kaip ką daro, kadangi tai yra iš dalies galbūt ne tiek įdomu ir iš kitos dalies yra šiek tiek mokymai, tai dėl mokymų mūsų kolegos iš autorizuoto centro Infoeros galėtų jums padėti, tikrai puikūs specialistai, arba CGI Imantas tikrai galėtų skirti savo laiko ir jūs išmokyti, kuo puikiausiai darbuoti šią programą, o mes kol kas parodysime jums rezultatą, kurį galima išgauti per, sakykime, pusvalandį, nes praktiškai tiek ir sugaišime po to rodant, kas įvyko, kodėl taip įvyko, ir jūs jau galėsite spręsti, susidaryti savo galvoje kažkokias išvadas, ar tai yra vertas dalykas tas studijo, ar tiesiog pasilikti prie pro, arba galbūt jūsų žinios yra netgi labiau, sakykime, išvystytos šitoj vietoje, negu kad jūs galvojate, ir pasirodys jums, kad čia išvis yra paprasčiau negu paprasta. Tai įvairių būna nuomonių, iš tikrųjų žmonėm parodai, sako, wow, tai prašau, pasižiūrim, dalinuosi ekranu, vėlgi turime štai tokį nustatymų langą, tai jį išsikelsiu čia, kad matytume. Pasispaudę vyriai ženkliuką, turime daug nustatymų. Ir iš karto įsijungsime dar štai tokį ženkliuką, tai yra mūsų biblioteka. Lygiai tokią pačią biblioteką turi ir SketchUp Pro vartotojai, tai mes žinome, kad yra 3D Warehouse'as, bet virėjus turi ir savo, tai yra šiek tiek galbūt pažangesnė modelių biblioteka, skirta jau daugiau virėjų, tai yra būtent šitie modeliai nebus atspindimi jūsų projekte. Turime tokį nustatymų sraigtelį, kaip matote, labai dažnai matomas įvairiose programuose. Tai galime rinktis arba savo vaizdo plokštę, arba esamus nustatymus. Tai, sakykime, pasirinkime kol kas greičiausius dalykus. Tai yra savo vaizdo plokštę. Išjungsiu progresyvų renderinimą, kol kas neaiškinsiu, kas tai yra. Padarysiu minimaliausią, tai yra mažą kokybę. Visą čia iš vis neliesiu šitų dalykų, denoiseris jisai stovės bet kuriuo atveju. Čia vėlgi aš neliesiu, čia stovi auto exposure. Formatas man yra tinkamas, kaip matote, tai yra kvadratinis formatas, 1700x1700 pikselių, visiškai standartinis. Viso kito principė man irgi liesti kaip ir nebūtina. Tai tik tiek iš šitų dalykų, įsivaizduojat, galime išjungti jau sraigtelį. Pasižiūrim, kas čia yra sudėtos medžiagos, tai jos taip pat atsispindi dešinėje pusėje prie materials, jeigu mes pasirenkam kažką, mes lygiai taip pat matom jas ir SketchUp'e. Tai matom, kad medžiagų tikrai nėra daug vėlgi sudėta. Dar vienas skyrelis yra šviesos. Šviesų taip pat nėra labai daug. Matote, čia 20-30 kažkokie skaičiukai, vėliau paaiškinsiu, kas tai yra. Na ir čia yra geometrija, tai yra kėdė. Kėdė tai yra po to knyga, yra dar komoda. Tai visa tai yra atsisiųsta būtent iš Chaos bibliotekos, kurią mes dabar ir atsinaujiname. Va, atsinaujinę galim įsistatyti, sakykime, lempą, kurią tik atsisiuntėm. Ir kaip matote, ta lempa, tas šviestuvas, jisai atrodo štai taip. Jokios geometrijos jisai neatrodys realistiškai, nurenderinus jis lygiai taip pat nusirenderins baltai. Tai visa tai yra todėl, kad, sakykime, šių visų modelių geometrija yra supaprastinta kelis milijonus kartų. Tai yra jų poligonai, jų paviršiai yra sutraukti iki maksimaliai taip, kad jums netrukdytų darbų. Tai yra sulaikytų vadinamą lagą ir neleistų kompiuteriai lūžti, į kažką nereaguoti ir dar prailgintų renderinimo laiką. Tai visa tai atsispindi tik jau paspaudus render, ką mes ir pamatysime vėliau, tam, kad neįkvotų jūsų resursų. Štai taip grįžtame atgal į sceną, grįžtame atgal į tuos dalykus, buvome įsidėję stalą ir jisai atsirado štai čia. Kol kas mums jo nereikia. Toliau turim tokį skyrelį, tai yra tekstūrų, sakykime,
mes galime pakeisti dangų į norimas tekstūras. Tai vėlgi kol kas čia mums žiūrėti tą nereikia. Tai tik tiek nustatymų pasidarė, iš tikrųjų nieko čia praktiškai nekeitėm, kaip matot. Tiesiog yra sudėti dalykai visi iš Cosmos bibliotekos, sudėtos tekstūros, tokios kaip grindis, bet štai čia matote. Po dešinę pusę taip pat bandysiu priartinti. Tai jums turbūt neprisiartina. Nu, tvarkoju, pabandom tiesiog pasižiūrėti rezultatą, kurį aš vis žadu ir niekaip negaunu. Štai taip kol kas kraunasi, kol kas nieko turbūt nesimato, viskas pilka, pačioje yra skaičiavimas. Ir kaip matosi, po šiek tiek pikseliuojasi vaizdas, tai yra dėliojasi būtent tie vadinami pikseliai. Tuoj sekundėlę. Taip, čia viskas. Taip, tai buvo Progressive Render. Reikėtų jungti Progressive Render, kad galėtume tiesiog matyti iš karto greitą rezultatą. Tai yra be visų šių nustatymų. Taip, tai turime štai tokį paveiksliuką, tikiuosi viskas matosi. Ir viskas atrodė vienaip, o paveiksliukas, kaip matote, keičiasi į visai realistinę nuotrauką. Tai aš turbūt atsilieku kokiam 3 sekundėm nuo vaizdo, kurį matote jūs. Tai aš per greit galbūt nekomentuosiu. Kaip matote, vadinami kanalai renkasi, pildosi spalvos, tie pikseliukai, jie po truputį tankėja, po truputį dingsta. Nežinau, ar jums persispindi, tikiuosi, kad persispindi tas ir jūsų ekranuose. Tai lygiai taip pat, laukia, sakykime, iki 5, galbūt 10 minučių, jeigu turime tiek laiko, šiuo atveju mes. Taip, turime dar klausimą. Twinmotion Unreal Engine iš karto atvaizduoja surenderintą realistinį vaizdą. Kada virėjai tai turės? Tai virėjai turi tokį, sakykime, ne tą realaus laiko, ne ray trace, o būtent to vadinamo, kuris yra momentinis renderinimas funkcija, bet jis turi progresinį. Tai čia vienintelis toksai galbūt pagreitinimas darbams, kurie galbūt jums reikalinga tiesiog pasižiūrėti, kaip kad jūs sakot iš karto, Unreal Engine mes matome rezultatą vos privedę pelę, vos priartėję prie to objekto, tai lygiai tokiu pat principu mes galime tiesiog nusistatyti pačią mažiausią progresyvę. Šiuo atveju čia yra vaizdo plokštė truputį prastesnė, bet jeigu vaizdo plokštė būtų bent jau 3080, tai nusistatę progresyvų renderinimą ant mažiausios kokybės. Taip pat čia nusistatė visus kitus nustatymus, kad čia irgi pabaigtų efektus pabaigoje. Mes gausime visą renderį padarytą jau realistinį per praktiškai 10 sekundžių turbūt. Šiuo atveju užtruksime kažkiek ilgiau, kadangi čia vaizdo plokštė yra prastesnė, bet matome, kad visgi kalibruojasi gana greitai. Jeigu jūs matote rezultatą, iš vidurio toksai kvadratas vis tankina ir tankina vaizdą. Tai čia yra vienintelis toks dalykas, kuris galbūt galėtų atitikti tą būtent Twinmotion ir Engine'o momentinį renderinimą, kurio nereikia ilgai laukti. Labiau dalykų tokių nėra, kadangi tai nėra principas būtent toks, aš kaip jau ir minėjau, išjungsiu šitą būtent
renderinimą, kad nevalgytų kompiuterio resursų. Ir kaip jau minėjau, netgi visi šie dalykai yra geometrizuoti labai supaprastinti būtent tam, kad išgauti jų vaizdą jau tik tai po renderinimo. Tai yra, net nėra bandoma išgauti rezultato prieš tai, tam, kad pasižiūrėti, būtent kaip engine arba Twinmotion, kur daiktai jau yra hiperrealistiniai patys iš savęs ir jie nereikalauja tik tai nurenderintai pasižiūrėti, kaip jie atrodo. Jie iš karto yra jau geometrizuotai tvarkingi, bet nuo to labai daug sveria, labai daug eikvoja kompiuterio resursų ir, sakykime, daugelis pripratę labiau dirbti su būtent jau supaprastintais. Tai yra, tada labiau galimybė atsidaro dirbti laptopu, tai yra kažkur išvykus, galbūt per nuotolį, nes su Unreal Engine ir laptopu, nebent žaidimų kompiuteris pavežtų, bet šiaip iš esmės būtent tie varikliai yra labai sudėtingi ir tikrai eikvojantis resursus. Taip. Tai štai, sakykime, dar kartą pasileidę. Va tokį vaizdelį, jį pasikeitę. Pas jūs taip pat turėtų jis atsispindėti ekrane. Mes po dešinę dar turime nemažai visokių kitų nustatymų, kuriuos esame palikę. Po to aš juos įjungsiu. Ką jie daro? Mes galime jau vykstant renderinimui, tai yra būtent live renderinimui, jau koreguoti savo galutinį vaizdą, kurį galbūt po to, jeigu patiks jisai, vėl restartuoti atgal. Ką mes turime pagrindinius, tai yra spalvų nustatymus, galim pašiltinti, pašaltinti spalvas, tai aš sakyčiau, labiau į šitas pusės norėčiau pritempti prie nuotraukos. Tai kažkiek pasidarė labai geras nustatymas, kurį dabar keičiu. Tai yra daugelis neturi būtent šito nustatymo, daugelis renderinimo variklių, dėl ko labai nukenčia galutinis rezultatas. Tai yra highlight burnas. Vadinamas, pavyzdžiui, plastikas. Turbūt esat girdėję vizualizacijų tokių kaip plastikinė, kai kažkaip atrodo kaip iš žaidimo ir taip toliau. Būtent dėl to, kad žmonės labai dažnai renderindami arba sudegina, arba atvirkščiai nedadeda būtent to barno, arba visa tai yra paverčiama per lygia plokštuma, per lygiu paviršium. Tai būtent per šios nustatymus mes galime taip pat, sakykime, paminkštinti, pakietinti paviršius, kurie iš vis neįtakoja, šie nustatymai, sakykime, iš vis neįtakoja tekstūrų, bet bendrą vaizdą gali paįtakoti, ko nėra visose kitose, sakykime, Lumionose ir kitose. Tam pačiam Twinmotion'e vėlgi yra tas plastiko poskonis, kurio po to nelabai įmanoma atsikratyti, o čia dar galima kažkaip tai pažaisti. Tai matom, kokybė nėra pati geriausia, kadangi tačiau tikrai greitą renderinimą, bet kažkokį tai rezultatą mes jau turime. Norimas rezultatą galim iš karto išsisaugoti savo, kad turėti kaip. Tai štai tiek, vos porą mygtukų, kaip matėt, mes čia užtrukome 15 minučių. Čia yra tekstūros, kurios yra sudėtos jau tiesiog ant daiktų, tai aš jų nepildžiau. Dabar prieisime prie šviesų, ką mes naudojame. Tai mes panaudojame tiesiog 4 šviesas, tai yra, mes turime dar štai tokį nustatymo dar langą, tai yra V-Ray Lights. Ir kaip matote, šiose vietose vienas, bet kaip uždėtas, antras, trečias, tarsi bet kaip, nėra bet kaip, bet tarsi bet kaip uždėti ir jie tarnauja būtent čia šviesą. Nėra čia kažkokių kosminių dalykų. Kaip matote, modelis yra praktiškai tuščias. Yra tiesiog sienos, kurios net storę neturi, bet ir tai nepraleidžia jokios šviesos. Daiktai yra, vėlgi, kaip minėjau, iš Chaos bibliotekos, susidėjom ir turime galutinį rezultatą. Ir dar vienas pavyzdėlis, kurį galėčiau parodyti ir norėčiau parodyti, šiek tiek galbūt įspūdingesnis negu šis. Ten pradėsime iškart nuo rezultato. Tai būtų štai toks vaizdas.
ir spaudžiame vėlgi savo vyriai nustatymus, nes tikrai daug dalykų, kurie verčia jį galvoti truputėlį ilgiau negu įprasta. Čia vėl nustatymai tie patys. Tai mums reikia grįžti prie normaliausių. Taip, kamera. Čia viskas gerai, tegul auto stovi. Taip, čia galime dar taip sumažinti. Čia irgi nustatome. Viskas gerai čia šitoje vietoje ir gerai, ir pabandome spustelt. Na štai, vaizdas atsiranda. Tokio vaizdo mums ir reikėjo. Tai kaip matote, dar paaiškinsiu keletą dalykų, kurie yra kartais, kurie susidurėte su vizualizacijom, galvojate turbūt kaip ir aš prieš tai esu galvojęs, kad visa tai yra padaroma Photoshop'e. Vėliau tai yra post-production'e, po visų šitų modeliavimų, po renderinimo. Tai jeigu pastebite, yra juostos, linijos, įvairūs raudoni, tokie geltoni mašinų, sakykime, palikti šiuo atveju mašinos yra išjungtos, kad iš vis neužlūžtų visas internetas. Tai šiuo atveju paliktos tik linijos. Tai jos būna dažnai ant vizualizacijų parodomas ir visą laiką galvojama, bent jau aš taip esu tikrai galvojęs, kad tai yra padaroma Photoshop'e, bet visa tai yra padaroma lygiai taip pat čia virėjuje. Kaip matot, šitos linijos yra irgi kaip dalykas, komponuotas, jos yra panaudojamas vėliau kaip šviesos. Įsijungti buferį. Bijau, kas vėl užtempsiu ir gerai pastabdom kol kas. Taip, ir paaiškinsiu iš karto, kas yra čia sudėta. Čia yra visai nemažai tokių dalykų, tų pačių šviesų ir yra geometriniai visokie vat. Tai va čia būtent apie tai, ką aš ir kalbėjau. Neoninės detalės sudarančios tam tikrus trimačius vaizdus, pavyzdžiui. Šiuo atveju aš esu pasirinkęs Proxy Street ir jinai yra pažymėta štai ten. Kaip matote, visa šita Street yra Proxy. Tai yra būtent kai kurios renderinimo dabar programos klausia, ar norite naudoti proxy. Tai būtent proxy sumažina tą poligonų skaičius, perima daugelį resursų tiem kompiuteriam, padeda darbuotis. Tai lygiai taip pat ir čia yra visada geometrija supaprastinti, atrodo tarsi tiesiog paprasta linija, paprasta plokštuma, bet jinai yra savyje sudaryta būtent iš šių komponentų, kuriuos mes vėliau ir matome vizulkėje. Tai yra tos linijos, tos šviesos ir visa kita. Visa tai, žinoma, yra nustatyta mano pagalba tam, kad vėliau nereikėtų jums to rodyti, demonstruoti viso proceso. Bet tai nėra taip pat sudėtinga. Taip, Antanai, šiom scenom iš tikrųjų buvo paskirtos jau šviesos ir jų, kaip matot, tikrai labai daug. Nesumelavus, man atrodo, 148. Bet tai yra viskas kopijuota, tiesiog copy-paste būdu. Kaip matot, tikrai tos šitie visi rutuliukai, tai yra šviesos. Tai nėra sudėtinga. Mes galime paimti ir tiesiog dėlioti, kur norime lygiai su tais pačiais nustatymais tas šviesas ir jos po to atsispindės mūsų renderyje, kuris vėlgi dabar neberodo. Tvarkoj, nekankinsime kompiuterio su šitų failų. Rezultatas tikrai akivaizdus. Studio virėjus yra didelis pranašumas artistams gauti, sakykime,
šiandien pačios prašiausios kokybės, bet mes gauname praktiškai nuotraukos realistiškumą. Taip, tai yra kol kas pikseliuota. Taip, daug kas nukris pasidalinę sceną, tai turbūt nėra prasmės. Taip, tai vat tas yra irgi kabliukas, kad reikėtų, aš pasileisiu sketšupą, taip, kad reikėtų mokėti, kaip pareplaisinti visus dalykus. Tai yra viskas sudėta šiuo atveju pagal šį projektą ir jeigu jūs norėsit pasidaryti savo, tai jums tiesiog reikėtų, tuo įsijungsiu ir pabandysiu nupasakoti daugmaž, kokiu principu tai reikėtų padaryti. Įsijungsim galbūt svetainės variantą, kad ne taip. Kad ne taip trukdytų kompiuterį. Jo, ir visus šiuos nustatymus galima po truputį tiesiog kopijuoti pas save arba pasidaryti lygiai tokiu būdu, kaip aš išmokau darbuotis su vyriai. Tai yra viename ekrane arba vienoje pusėje aš atsidarau viską, kas yra padaryta čia. Ir pagal lygiai tuos pačius pavadinimus atsidarau analogišką projektą ir pradedu daryti lygiai taip pat savo ten. Susikuriu tiesiog tas pačias vietas, bet kur, bet kurioje vietoje susidedu tas pačias lempas, daugmaž vienodo dydžio, ir po to pradedu žiūrėti. Žymiu šitam projektą, kadangi mes turim galimybę pažymėję dalyką, jį po to atrasti, kurioje vietoje jisai yra padėtas. Tai mes galim sužiūrėti, kur kokios šviesos, kaip jos veikia, kokie jų nustatymai, lygiai taip pat ant jų pasižiūrėję. Vėlgi reikia atsižvelgti į tą dalyką invisible, kad mes nematytume tų šviesos šaltinių, čia vėlgi iš anksto buvo sudėta. Bet į daug tokių parametrų mes galim tiesiog užmesti akį ir pabandyti padaryti vienodai. Nėra taip, kad mes atkursime identišką sceną, nors galbūt kai kurie gali įsidėti, jeigu produktų dizainas, jeigu jūs turite kažkokį tai stalą, galbūt kėdę ar fotelį, net nebejoju, kad įsidėję čia jūs galėtumėte ją vis tiek nusirenderinti labai gražiai, būtent šitam projektui, net neišeidami iš jo. Tai kaip pavyzdį pamėginkime įsidėti. Jo, tai dar klausimas iš Antano būtų, ar studijo yra skirtas tik tai Windows. Taip, tai kol kas studija yra tik tai Windows'am skirtas, Mac'am dėja galimybės nėra. Štai taip, pasidėjome sofą ir pamėginkim, pasižiūrė nustatymus ir pamėginkim ją nusirenderinti. Net nedėjo šviesų, tiesiog matom, kad ten yra vienas šviesos šaltinis po kairę kažkur, galbūt jisai kabins. Tai žodžiu, principe nieko nedarant, tiesiog įdedant kažkokį daiktą, galbūt tai būtų jūsų produktas. Vėlgi, sakau, fotelis, stalas, dar kažkas. Jūs galite jį čia įdėti į lygiai jau tokią sukurtą sceną. Galite galinę sieną nusispalvinti. Lygiai tokia pat danga. Galite betoninę, kaip dažnai būna produktai daromi. Ir visą tai panaudoti artimesniam jums projektui. Lygiai taip pat galima ir tą didžiąją sceną, tai yra, kur būtent su gatve panaudoti, galbūt jums reikia tik tai fono, tai kaip Jaroslavas paminėjo, irgi mūsų, sakykime, labai gerbiamas kolega, taip pat specialistas ir vedantis kursus ir mokymus ir dar studentus moko, žodžiu, žmogus žinantis irgi vėjai nuo A iki Z, tai paminėjo, kad viskas tikrai nukrist gali, bet jeigu jūs panaudosit tik tai aplinką, tai yra visą tą environmentą, o į vidurį vietoj geonovus pastato, kurį matėte, dabar tikrai nenoriu jums, kad neužlūžtų, įdėsime savo objektą, tai mes vėlgi gausime kažkokį rezultatą. Jeigu mums reikia naktinių vizualizacijų, ten jau yra jos padarytos, tai yra jau gatvės sudėtos ir mes į vidurį galime įdėti savo. Jeigu mums reikia tik tai parodyti tą pagrindinį dalyką,
iš sankryžos. Nereikia situacijos. Jeigu mums reikia konkrečios situacijos, tai yra Lietuvoje, Vilniuje, dar kažkur pabandyti parodyti konkrečias gatves, taip, šis failas jums greičiausiai nepadės. Reikėtų tada jau žiūrėti, vadovautis, kaip buvo kurta, tai atsidarinėti tos nustatymus, atsidarinėti vėlgi visas šviesas. Čia mes dar nepraėjome pro šį skyrelį, bet čia jau labiau pažengusiam turbūt reikėtų aiškinti, kaip visas šviesas, būtent visus komponentus, kuriuos tu sudedi ne kaip modelius, o kaip papildomus nustatymus renderinimo ir po renderinimo metu, kaip juos visus kontroliuoti ir tarpusavyje dėlioti. Tai čia labai daug, sakykime, toks vienas paprastesnių yra Light Mix, kurį greičiausiai turėtų naudoti daugelis, kuris vėliau leidžia po jau įvykus zulkiai. Tai jisai čia atsiranda. Jisai mums duoda galimybę kiekvieną, šiuo atveju aš atsitraukiau, kiekvieną šviesą koreguoti vėlgi atskirai. Anksčiau šių dalykų visų nebuvo, tai jeigu mes matome, kad mums reikia labiau apšviesti sofą ir žinom, kad ten, pavyzdžiui, buvo pirma lempa, light top, tai ten mes padarome 50 ir jinai bus visiškai nušviesta. Šiuo atveju nepataikiau, ten buvo ne pirma, matau, va čia nusišvietė labai. Bet kaip matote, visą tai veikia tokių principų. Netgi renderinimo metu aš tai visą galiu daryti. Taip, tai labai ilgai užtrukome su virėjim, pabandome pereiti toliau. Matome tikrai rezultatai yra smagus. Jeigu pasižaist bent pusvalanduką, galima gauti jau kažkokį rezultatą, o po rezultato, kaip žinome, užsimanai dar ir dar galbūt sukurti ir taip toliau ir visą tai pradeda trukti daug trumpiau, o rezultatų vis daugiau. Tai, sakyčiau, reikėtų, manau, pasigalvoti. Galbūt jūs esate tikrai geresnis profesionalas, negu prieš tai galvojate, jums čia porą mygtukų paspausti nėra sudėtinga, o ir, sakykime, ir prestižinis reikalas, ir galbūt kūrybinis reikalas tikrai kils į viršų su virėjum. Jeigu paminėsite, kad dirbate su virėjum, tai, manau, kiekvienas dizaineris arba kiekvienas klientas, kuris supranta, tikrai tai įvertins. Keliaujam toliau. Dėsime naują failiuką SketchUp'e. Taip. Ir turime štai tokį, jeigu matote mano kursorių, aš čia nustačiau, štai tokį irgi Point Cloud Managerį. Tai keliaujame prie Scan Essential. Kas tai yra? Tai studija turi vėlgi, kaip ir virėjus, visą tą savo eilę nustatymų. Pamėginkime įsikelt kol kas tokį paprastesnį skeną, kuriuo aš vėlgi pasidalinsiu po webinaro, atsiųsiu jums nuorodą ir vaizdo įrašą, kaip mes jį žiūrėjome. Ir galėsite lygiai taip pat įsikelti. Kaip matote, įsikėlė štai toks dalykas, daugam nesuprantama, kas yra taškiukai. Ir čia vėlgi galbūt, jeigu mes darome webinarą apie rezultatus, kodėl čia nėra rezultatų, kodėl niekas nesumodeliuota. Tai, kad būtų daug paprasčiau suprasti, kas yra visgi tas skenas, nes jeigu būtų sumodeliuota, turbūt daug kas pasakytų, kam tada tie taškeliai, jeigu yra jau padaryta viskas. Šiuo atveju matote, kad nėra padaryta, tai yra taškeliai būtent nuskanuota skenerių pagalba. Šiuo metu dar ir iPad'as turi tokią LiDAR funkciją, aišku, ne tokią tikslę, bet jis turi galimybę lygiai taip pat skenuoti patalpas ir vėliau jas apdoroti ir iš jų iškelti dar ir geometriją pats. SketchUp'as desktopinė versija, tai yra darbalūkio versija, kokios galimybės dėja kol kas neturi pati sumodeliuoti, bet turi tik tai žemę, tai yra ground mesh, mes galime pasidaryti reljefą. Jei jį sumodeliuoja automatiškai pats SketchUp'as, visą kitą reikia pačiam. Na ir pažiūrėkime, kas tai yra. Turim čia vėlgi nemažai nustatymų, kurie galbūt kai kurie neaiškus. Taškelių dydis. Tai pasididinę taškus matom, kad truputį aiškiau pradeda matytis patalpa. Galim netgi šalinti tą. Netgi atspindys nuo televizoriaus matos, kad čia kažkas atspindi. Sumažinę taškus, žinoma, taip nepasimatys. Čia vėlgi.
turime štai tokių spalvų visokių įvairių dalykų. Čia yra spalvos padarytos tam, kad suvokt, kada baigėsi aukštis. Pavyzdžiui, mes tempiam ir žinom, kad turi pasibaigti plokštuma lygiagreti tam pačiam aukšte. Tai, čia kaip gulščiuko principas. Tai yra realistinis vaizdas. Daug turbūt nepasakosiu apie šitus dalykus. Ką mes su šiais galime atlikti. Turime štai tokių irgi pirštų visokių. Ši funkcija duoda mums neliesti point cloudo, tai yra visiškai jį nereaguoti. Mes galim dėti savo plokštumas, matot, jis padarė kažkur kažką, nelabai suprato, ką aš norėjau parodyti. Čia paspaudus, jis iškart pradeda kabinti prie taškų masyvo. Taip. Clipping box. Tik tai mums clipping box'o nesimato, kol kas tai štai. Ir jį pasididinsiu. Štai pasidariau tokį paprastesnį dalyką, bus paprasčiau galbūt rodyti. Šiol kompiuteris dar nėra atsigavęs nuo pačio virėjaus nustatymų, nes girdžiu, kad dirba aušintuvas. Tai ir trečiasis dalykas, kurį dar norėčiau parodyti, tai būtų Revit importeris. Nes matau, kad laiko mes turime tik 8 minutės, jau turbūt norėtųsi jūs paleisti. Taip, tokių trukdžių galima pavadinti buvo su kompiuteriu, tai dėl to šiek tiek užtrukom. Bet svarbiausia, kad virėjaus rezultatą jūs pamatėte. Pamatėt, kas yra point cloudas, kas yra taškeliai, ir iš tų taškelių galima orientuotis, dėlioti interjerą ir veikti savo palankius dalykus. Taip, įsikėlėme paprastą pavyzdinį Revit projektą. Kaip aš tai padariau, kaip ir minėjau, poros mygtukų paspaudimų. Mes dabar turime tiesiog Revit failo nustatymų pasirinkimą, pasirinkę Revit RVT, būtent tą, ką būna dažnai atsiunčia architektas, projektuoja, pavyzdžiui, namą, atsiunčia Revit aplikoje, nes pas juos yra sudėliota viskas. Koordinatėse, dar kažkur, šiuo atveju tai nėra koordinatėse, tai yra tiesiog centre sudėta. Jeigu būtų koordinatėse, greičiausiai būtų kažkur ten šone. Bet mums pavyzdį tinka toks. Kaip matom, persikelia visi layeriai, tai vadinami tagai šiuo atveju SketchUp'e, kurie buvo kartu daryti per Revitą. Tai yra sienos, langai, šeimynos, tos. Visa tai yra Revito šeimynos, jas galima išsijungti, įsijungti, atskirai darbuotis. Galima pasižiūrėti, kokie tai yra. Select all with the same tag. Ir pasirenkam visą, kas yra anturažas. Galime jį išjungti, galime jį ištrinti. Žodžiu, galime daryti, ką tik norime, ir visą tai po to vėl atgal įsikelt į Revitą, bet jau masės principą. Nėra taip, kad SketchUp'as galėtų išeksportuoti į Revitą. To jau pasižiūrėsime formatus, kuriuos jisai gali. Apžvelgsime štai. Jų yra tikrai nemažai. Bet į Revitą atgal jisai neduoda. Tai šiuo atveju į Revitą galime įvairų failą įdėti, priklauso. IFC yra dažniausiai toks naudojamas. Bet ar jums reikia grįžti atgal, dažniausiai tai nėra tas kelias, kada reikia vėl Revit. Tai dizaineriai dirba jau su galutiniu paskutiniu produktu, tai yra jau kai įrenginėja. Tai labai puikus pagalbininkas Revit importeris. Taip pat, jeigu, pavyzdžiui, tie patys baldai iš Revito jums nepatinka, jūs galite išsijungti savo langus. Siena geriau. Išsijungti savo tos baldus, kurie jums nelabai patinka. Ir išsidėti savo iš warehouse'o. Per porą sekundžių. Ir visą tai vėlgi pasidaryti
ir iš to viską daryti vizulkę su kitu galbūt variantu. Tai štai taip viskas yra supaprastinta, nebereikia išsikelinėti papildomai, viskas suprantama, komperina ir draugauja. Tai štai toksai Revito importerio rezultatas. Galbūt nerodysiu visų kitų privalumų kažkokių, kaip tai galima apdoroti, po to su tuo žais dirbti ir taip toliau. Kaip matom, šiuo atveju yra nustatyti nustatymai ne milimetriniai, o pėdos. Ir dar net ne visi. Čia irgi turėtų būti taip. Čia irgi turėtų būti taip. Arba volume pasidarom metrais, kad nereikėtų skaičiuoti. Pavyzdžiui, stogo kubatūra yra 35 kubiniai metrai, kas yra tikrai realu. Ir taip toliau. Va šios duomenys mes taip pat turime. Turime ir sienų, pavyzdžiui. Sienų, pavyzdžiui, duomenys. Sekundę. Taip. Turime kvadratūrą visą sieną. Nu, čia milimetrai, žinoma, nustatyta, jeigu būtų metrais, tai galėtume pamatyti, kad čia 58 kvadratai dažymui. Tai netgi tokiem duomenim galima užsitraukti. Žinoma, tai yra galima padaryti Revite, bet jeigu po to nebeturim galimybės to padaryti Revite, visą tai išlieka čia, visi tie duomenys, visą tai galima keisti, dirbti to, koreguoti ir taip toliau. Na ir dar truputį sugrįšiu prie Point Cloud'o. Taip, vėlgi spaudžiame štai šį mygtuką. Taip, ir skenas namas. Taip. Štai vėlgi turime štai tokį skenuotą, jau išorės skenuotą taškų debesį, kuris mums vėlgi padeda kam. Kam tokie dalykai yra daromi, apskritai, ką su jais po to galima daryti. Tai šiek tiek, kadangi mums ten nebuvo labai daug galimybių tuos duomenys apžiūrėti, tai pabandysime su šitais. Tai kam tai yra daroma, kai būna, pavyzdžiui, renovacijos, rekonstrukcijos projektai, mums reikia žinoti tikslius dalykus, kurie yra išsikišę, kad mums nereikėtų samdyti kadastrininkų, kuris matuotų, išbraižinėtų viską 3D, kas yra labai retas atvejis ir labai retas žmogus tai sutiktų daryti. Visa tai yra nuskanuojama, vėliau geometrizuojama arba mūsų pagalba, arba galbūt mes parodome, kaip tai yra padaroma, arba jeigu yra reikalaujama, sakykime, ne tokios medžiagos, su kuria galima būtų darbuotis, o kuria galima būtų tiesiog žvalgytis, žiūrėti, matuoti, yra dar paprastesni būdai, tai mūsų kolegos taip pat galėtų jums pagelbėti, pakonsultuoti tais klausimais, kurie būtent darbuojasi su skenavimu, duomenų apdorojimu ir kitais šiais skeno dalykais. Taip, tai scenomis pasidalinsite su seminaro klausytojais po seminaro šiandien. Taip, šiandien tikrai pasidalinsiu ir scenomis, ir Point Cloud'ą dadėsiu, ir vaizdo įrašus, manau, irgi šiandien atsiras. Ir sakyčiau, kad šį kartą padalinsime visą webinarą į 3 dalis, tai būtų į Revito, į skeno ir turbūt į virėjaus dalį atskirai ir kelsime atskirus vaizdo įrašus, kad būtų po 15-20 minučių neapkrautų. Galėsit pasižiūrėti, jeigu įdomu, pasimokinti, nepasimokinti, pasižvalgyti, kokie yra tiesiog pagrindiniai nustatymai, kad pasižiūrėti, kaip apskritai kompiuteris generuoja tą vaizdą. Nes daug kas to pasigesta. Aš kai pradėjau dirbti, norėjau rezultato, bet niekaip jo negavau tokio, kuris mane nudžiugintų tam, kad aš galėčiau toliau dirbti su tuo reikalu. Ir atrodė vis geriau ir geriau. Nu, čia kai gauni iš karto konkretų rezultatą, supranti, kad taip galima padaryti pačiam ir labai greit. Linkiu sėkmės, tikiuosi webinaras jūsų neapkrovė, tikiuosi buvo įdomu ir tie visi trukdžiai su kompiuterio resursais
taip pat nepakišo kojos mano šiai apžvalgai. Ir galbūt susidomėjote ir apsispręsite iš pro pereiti į studiją. Tai vėlgi gausite naujienlaiškį arba šiandien, arba jau turbūt po švenčių, Joninės, kaip šiandien pirmadienį yra, mano dokumentais, tai failais, projektais Birėjaus, tos svetainės, išorės, tai yra skenuotų duomenų, būtent šito itališko namuko, kuris taip vadinasi. Tada dar skenuotų duomenų prieš tai rodytų ir revitinio failą, kad galėtumėte irgi įsikelt, galbūt pasižiūrėti, kas ten kaip vartosi ir, tiesiog pasitikrinti, galbūt įdomu. Bet viso to padaryti negalima bus, jeigu neturite studijo paketo. Tai čia vėlgi toks aš pasidalinsiu, o jūs per tą laiką pasigalvokite, galbūt jums tikrai verta būtų pereiti. Matote, galim gauti. Galim per valandą padaryti praktiškai hiperrealistinį vaizdą, nesant profesionalių artistų. Tai kodėlgi nepabandyti? Galbūt jūs esat labai imlus tam, bet tai pabandyti galima tik tai, užsisakius SketchUp studiją. Tai vėlgi apie šitą papasakosiu dar kažkiek po to naujienlaiškyje, pridėsiu nuorodas, failus. Ir smagu, kad klausėt, smagu, kad buvot iki galo. Tai kažkaip net į galą padaugėjo žmonių, negu kad buvo pradžioj, labai padaugėjo. Tai ačiū dar kartą ir smagaus, gražaus savaitgalio, gražių joninių ir likite su SketchUp, su Geonovus.